Sveiki visi, pagaliau mano rudeninis vlogas. Žinokit, aš taip laukiau rudens. Aš esu visiškai rudens žmogus, čia yra mano absoliučiai mėgstamiausias metų laikas. Aš tiesiog dievinu tą jaukumą, kai jau užsikloju pledukų, kai galima gerti pumpkin spice latte, valgyti moliūgų sriubą, kepti cinamoninės bandelės ir žinoma visas tas gamtos grožis, visos tos rudeninės spalvos lauke. Ir Halloweenas yra visiškai mano mėgstamiausia šventė. Ir kadangi jau pradedu kurti savo tą rudeninę atmosferą, aš neįsivaizduoju savo rudens be mamos obuolių pyrago. Tai labai noriu jį iškepti, bet jam reikia tikrai daug obuolių. Ir kaip tik dabar mano močiutės kaime yra labai daug obuolių, aviečių. Tai mes su Artūru šiandien nusprendėm nuvažiuoti į kaimą ir surinkti tiek obuolių, kiek galėsim išsivežti. Dieve, kaip senai čia nebuvau. Tokia nostalgija. Vau, kiek obuoliukų. Močiutė jau čia nebegyvena, nes dabar gyvena su mano mama, bet kadaise čia buvo mano laimingiausia vieta pasaulyje. Wow, jūs tik pasižiūrėkit, kiek daug aviečių. Visa šita teritorija ir iki ten visa tai yra avietės. Kokios saldžios. Pasižiūrėkit, kiek obuolių. Ten labai aukštai mes jo nebepasiekėm, tai Artūras padarė tokį instrumentą, su kurio dabar trauks obuolius iš viršaus. Prisirinkom belekiek obuolių, pyragui tikrai užteks, bet dabar dar einam prie kito medžio, rinksime kitą obuolių rūšį. Pažiūrėkit, kaip gražiai vynuogėmis apauga šitas namelis. Sofija. Gražuolės. Maja. Mes su Artūru dabar skubam į keramiką. Artūras bus antrą kartą jau. Pažiūrėkit, kiek čia visko jau yra merginos padarusios. Kiek čia įvairiausių įdomių dalykų. Čia yra vieni mano mėgstamiausių.
čia netgi ne pusė darbo, bet jau kažkas. Žodžiu, čia dabar bus mūsų krūtinė, kai reikės priklijuoti. Bet taip. Dabar neparodysim, kas gavosi, nes čia bus dovana, bet žiauriai gerai gavosi. Artūrai, norisi. Gerai, tai mūsų darbeliai užbaigti. Dabar čia stovės džius. Mes su Artūru taip gerai praleidom laiką. Aš jau lankau keramiką kelis mėnesius. Artūro čia buvo antras kartas, bet jisai taip gerai tvarkosi. Jis šiaip yra labai kruopštus ir jam tikrai labai gerai sekasi. Tai žinoma, čia nebuvo mūsų pirmi darbeliai. Mes turime mūsų darbų kolekciją, tai dabar tiesiog noriu jums parodyti, ką mes jau esam padarę. Tai mano pats pirmas darbelis buvo šitas puodelis. Iš tikrųjų, aš nesitikėjau, kad man gausis toks puodelis iš pirmo karto. Šiaip puodelio formą išformuoti man yra gan sunku, nes kai pradedu dirbti su moliu ir taip jį tempti visas puses, jis labai išsiplečia ir tada gaunasi bliūdelis. Tai va tikrai sunku išlaikyti tą puodelio formą, kad neišsiplėstų į bliūdelį. Tai šiaip čia yra keletą nežymių brokelių, bet man atrodo, kaip pirmam kartui visai nieko ir čia man toks atsiminimas. Artūro pirmie darbeliai buvo štai tokios padažinės, man jos žiauriai gražios, ant kiek graži išlaikyta forma, jūs tik pasižiūrėkit. Nu tikrai, va, man jos žiauriai patinka, tai va, Artūras šaunuolis, čia buvo jo pirmi darbeliai tokie. Tada dar vienas mano darbelis buvo štai šitas bliūdelis, čia buvo mano rožinė era, vasaros pradžia. Man jis labai patinka. Ir spalva, ir jo forma. Tiesiog čia yra mano mėgstamiausias padarytas indas. Tai dar vienas Artūro darbelis, nes jisai per pirmą kartą spėjo padaryti kelis. Tai va tokia lėkštė. Tai čia atseit kažkokiom bulvytėm arba užkandžiam, o čia padažų įskirelis. Tai šita lėkštė yra tokia gan masyvi, sunki, bet gavosi tikrai gražiai. O dar aš pasigaminau štai šitą lėkštę. Tai čia yra mūsų tikriausiai naudojamiausias indas. Kas apžaist? Tai irgi man labai patinka. Ir paskutinis mano darbelis, kaip tik tas, kurį atsiėmiau dabar, yra štai tokia lėkštė granata. Tai čia tikriausiai buvo toks mano kruopščiausias, sunkiausias darbas, nes reikėjo ir tą granatą išformuoti, ir šitą galiuką taip užlenkti, kad jisai laikytųsi, ir čia daug taškelių, tada visą šitą glazūrą čia aplinkui. Ir su glazūra yra tas dalykas, kad niekada nežinai, kada išsilies dažai, arba va čia atsiranda kažkokie burbuliukai irgi, skilimai, bet man atrodo, tame ir yra rankų darbo keramikos šarmas, kad visos detalės yra tokios netobulos. O dabar mes savo puodelius atsiimsime tik tai po mėnesio, nes jiems reikia laiko išdžiūti, tada viskas yra išdeginama, tada glazūruojama, tai žodžiu tikrai užtruks laiko. Bet vis tiek rezultato kol kas ir taip negalėsiu parodyti, nes tai bus dovana ir tikiuosi šitie žmonės žiūri mano vlogus. Tai man labai patinka lankyti keramiką, nes tu tiesiog ateini ten, atsijungi nuo viso pasaulio, tas darbas su moliu kažkaip nuramina, atpalaiduoja. Tai man patinka tas jausmas, kad tu gali tiesiog atitolti nuo visko ir pasinerti į procesą. Ir šiandien išaušo mano ilgai laukta diena, nes pagaliau mes su Artūru važiuosime apsipirkti rudeninių dekoracijų. Tai vėliau grįšim, aš išsitrauksiu savo dėžę su visom dekoracijom ir jau pradėsim dekoruoti namus. O tik vodį. Sveikata. O dieve, kiek čia daug kitų dalykėlių. Šiaip Halloween'ui jau irgi pats laikas ruoštis.
O dieve, pažiūrėkit kaip cute, visa Halloweeninė kolekcija šuniukams. Reikės tikrai kažką Majai su Sofija išsirinkti. Kaip cute. Pagaliau išaušo ta diena, kai išsitraukiau rudeninės dekoracijas ir dabar dekoruosiu namus. Aišku, svarbiausia, man reikės atskirti visas rudeninės dekoracijas nuo Halloweeninių, nes manau, Halloweenai dar per anksti, tai kol kas dekoruosime tiesiog rudenį. Mano pats mėgstamiausias rudeninis daiktas yra štai šitas dirbtinis augalas. Man jis yra toks gražus, jis taip prabangiai atrodo. Aš jį pirkau praeitais metais Ikėjui ir visiškai įsimylėjau. Jisai turi savo vietą, aš jau žinau, kur statysiu, tai tiesiog nuo jo ir pradėsiu. O mano patys gražiausi ir mėgstamiausi moliūgėliai yra šitie. Dar vienas mano mėgstamiausias rudens dalykas yra štai šitas indas iš H&M. Nu, nerealiai gražus. Namai dabar yra super jaukus, ypač virtuvė, dabar čia bus mano mėgstamiausias kambarys, nes, nerealiai gera čia būti. Labai tokia rudeninė atmosfera gavosi, tai jo, labai džiaugiuosi. Tai dabar lauksim pyrago, žiūrėsim filmą su Artūru, o jums ačiū, kad žiūrėjote šitą video, būsiu dėkinga už bet kokį palaikymą, komentarą, laiką, taip pat nepamirškite pasubscribinti šito kanalo, kad nepraleis naujų video. Ačiū ir iki.